Sveiki žaidėjai. Kaip gyvuojam, chebra. Seniai matyti, ane? Tai mes šiandien žaisim tokį žaidimą. Čia Padielkinis šiaip restoranas yra, bet jisai įdomesnis yra. Pamatysit žaidimo eigoje. Labiau žinot, norėjau pasakyti video eigoje. Ir kaip matot, aš turiu tik tai 4 štukes, bet aš turiu labai daug stalų visko. Ir čia pas mane be to betvarkė yra, nes čia 2 šiti, 2 indaplovės tos senos, ta viena naujesnė. Ai, čia ne indaplovė, gal ten indaplovė. Ir kiek čia? 6 blemba orkaitės. Ir man kelis kažkokiu būdu reikia į antrą aukštą persinešti kelis. Dėl to, nes reikia antram aukšte irgi visokių. Tai manau, padelytinsim tą, šitą ir šitą. Manau, užteks tiek, nes nežinau. O čia dar aš turiu va šitą daiktą. Aš pamiršau, kaip apsukt. Problema, neatsimenu, kaip apsukti. Aha. Pamiršau, kaip apsukti, tai žodžiu tiesiog padėsiu. Šitą irgi tenai šone padėsiu. Tai irgi tenai. Na ir pačią blemba, tai ne ta pusė yra. Okay. O žmogau, kiek aš čia šūdo turiu. O žmogau, blemba, aš visur betvarkę padaręs. Man reikia kėdės. Šitas yra vienas iš brangesnių kėdžių. Blemba, pamiršau, kaip apsukt. Su R. Va, su R raidė. Okay, žinos. Nu ir ką padarysiu, jau reikės šitą kėdę padėti. Kad ir negražiai jinai čia visokia tokia, bet reikės padėti. Tai taip atrodo antras aukštas. Nu, šitaip atrodo pirmas aukštas. Neblogai, ane? Ir dabar turim 6000. Tai manau, galim nueiti į kažką į šopą pasimti, nusipirkti. Tik nežinau ką. Manau, va šitų kėdžių, gal 3, prisipirksiu. Nes man jų reikia, o stalų tai lyg tai ai, gal ir neturiu stalų. Tai da stalų blemba, da stalų nusipirksiu. Biški brangu. Nemeluosiu, biški brangu. Bet jau tokį laikai. Ir man grįžt namo reikia. Okay. Ir į antrą aukštą. Nes man pirmam aukšte nieko ten nereikia. Gerai. Manau, dėsiu šitaip. Biški lagina. Nesakyk, kad kompas nepaveža. Opa. Viskas kaip čia gražu. Alio, man jau biški krešim, gal pradėjau. Opa. Matot, jau biški darau video ir pradėjo krešinti. Matai.
Blemba, ne taip padėjau. Ir ne taip padėjau, da. Na, okei, tada. Op. Va čia galės vaikučiai ateiti saldainiuką graužtą. Nusipirkti mėgstu savo kūrinį. Nu, tai manau, dar šitų padėsiu. Aš turiu. Kažkur reikia išnaudoti. Tuos šonus. Opa. Opa. Ką aš iš viso padariau per nesąmonę, aš nežinau. Delete. Opa. Na, antram aukšte dabar nėra. Sudarom tą. Ir galim padėti. Opa. Na va. Turim. Dabar reikia padalytint indaplovę. Ir ją čia padėti. Opa. Ir man reikia padalytinti. Opa. Štai visi iškeliavo. Normaliai. Na va. Mūsų visi dalykai restorano yra padaryti kažkaip per šoną. Čia pas mane restorane labai daug visko vyksta. Bet žinot ką, chebra, aš sugalvojau, mes galim nueiti pas kitus žmonės, pažiūrėti, kaip jie savo verslą dirba. Turim Ana 25491S ir Ana. Okay. Šiaip pasakysiu, very not bad. Very labai neblogai. Matau, kad pasiečia. Tik turi netgi aukštai. Vau, ketvirtam aukštai jinai tik padėjus vieną kilimą. Trečiam irgi nieko neturi. Antram aukšte yra pasia žiauriai gražu, žiauriai tvarkinga. Man patinka jos stilius. Man patinka. Einam gal pas tą čiuvą, jeigu ten čiuvas. Sardo 42S. O čia atsiras kažkas. Čia. Pasikėdės tiesiog. Nu ką žinau, pas tavim tikrai nėra tvarkinga žmogau. Pas tave Max netvarkinga. What? Ten kriauklė dviguba, o šičia Kam? Čia tu jau geriau viską vienam pirmam aukšte gražiai bent padaryk. Tu žinai, kiek 200 kokią kėdžių, 200 kokią eurų išleidai ant 500 kėdžių. Tu Max minus eurą padarei, tiesiog žmogum. Neverta yra, kai aš grįžtu namo. Nežinau, man patinka mano stilius. Nežinau, čia biški betvarkė, bet čia bum šakataka. Ir mes varom biški į šopą, nes turim 3 štukės, čia labai mažai. Tai gal dabar va tą šitą perka jisai už 5 eurų. Level up. Galėsim daugiau pirkti tų blemba. Va šitų šūdų. Tai man Jozukas sakė, kad jų nusipirkt.
Imaivį užkrešim biškį. Imaivį aš tikiuosi man užteks. Rimtai 600 man trūksta. Nu, nepilnai 600 man trūksta. Iki dar vieno virėjo. Jo. Na, bet aš manau, šito keisto restorano šiandienai užteks. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto. Ate, ate.